Sekmadienis. Švento Luko Evangelija, 5 skyrius, pirmųjų mokinių pašaukimas. Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis stovėjo prie Genezareto ežero ir pamatė 2 valtis sustojusias prie ežero kranto. Žvejai buvo išlipę jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis paprašė jį truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė mokinių žmonės iš valties. Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui. Simonas jam atsakė: mokytojau, mes kiaurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai padarė, jie užgrebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams buvusiems kitoje valtyje atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos ko neskendo. Tai matydamas Simonas Petras puolė Jėzui į kojas sakydamas: pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę. Taip pat Zebedėjaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: nebijok, nuo šiol jau žmonės žvejosi. Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. Evangelistas Lukas šį pasakojimą paima beveik pačioje Evangelijos pradžioj. Švento Jono Evangelijoje tai yra pasirodymas po Jėzaus prisikėlimo. Visam šitam skyriui, visoje šitoj daly ir visoje Evangelijoje Lukas iš esmės pasakoja, kas yra Dievo karalystė, koks yra Dievo karalystės gyvenimo būdas. Ir labai gražiai sutampa, kad ši Evangelija yra prieš pat gavėnią, kur kaip tik mes tas 6 savaitės iki Velykų ir svarstome, kaip mes telpame, kaip mes dalyvaujam Dievo karalystės darbe, dalytis tuo gyvenimo būdu, kurio Jėzus mus moko ir mus įgalioja. Dievo žodžio mes klausomės bendrai, ne kiekvienas atskirai. Ir tas Jėzaus mokymas yra priimamas bendruomeniai. Taip kaip ir čia matome Jėzų pakviečiantį į talką Petrą ir jo brolį ir kitus 2 brolius Zebedėjaus sūnus. Jis pasiunčia juos žvejoti žmonės, tai reiškia kitaip gyventi ir ne kokiu kabliu ar musę ar kirmelę pritraukia tas žuvis, bet skelbdami Dievo žodį. Skelbti naują gyvenimą, kuris yra patrauklus, kadangi krikščionys duoda pašaukti duoti to gyvenimo pavyzdį. Ir visada tai daroma su talka kitų mokinių, bendradarbiauti, būti lygiaverčiai žemės bendrakeleiviais. Nėra vienišo kataliko, nėra tokio dalyko kaip vienas krikščionis pasaulyje, nes krikščioniškas gyvenimas yra bendruomeniškas. Ir pati bažnyčia yra pašaukta pasauliu liudyti, kad skirtingiausi žmonės gali sugyventi ir net prie to paties viešpaties stalo susirinkti. Kartu Dievo žodžio klausytis ir vieni kitus paremti toje gyvenimo kelionėje Dievo karalystės gyvenimo būdu. Šiais laikais madinga yra kalbėti apie kitokius žmonės, pavyzdžiui, pabėgėlius, imigrantus, kitų tautų žmonės, kuriuos sutinkame gyvendami užsienyje arba ir Lietuvoje, ar matydami, nors labai retai palyginus su kitom šalim, arba girdėdami televizijos ar kokius kitus pranešimus apie įvykius Europos šalyse, kai tiek daug Azijos žmonių atvyksta. Ir ta madinga neigiamai kalbėti apie žmonės. Arba
ir mūsų tarpe vengti tų, kurie yra pakraštyje, kurie yra savotiški, nėra tokie normalūs kaip mes, kurie skiriasi nuo kitų. O Jėzus kaip tik mėgo būti su tais, kurie vargsta, kurie yra kitų atstumti, kaip raupsuoti ar ligoti, ar vienišos moterys, kurie yra atstumti arba kitų niekinami. Tai kaip tik tas gavėnios metas yra, kada mes galim susilaikyti ne tik nuo kokio nors valgio ir tą, ką sutaupom, sušelpti vargšus, bet aš manyčiau, galime ir susilaikyti nuo neigiamų pastabų apie kitokius žmonės, o labiau pažinti kitus tikėjimus, kitų žmonių papročius, gyvenimo būdą, suprasti ypač krikščionis, kurie gyvena Sirijoje, Irake, kitose šalyse nuo pat Jėzaus laikų. Ir dabar yra didžiausia pavojų, kad net šimtai ir tūkstančiai kiekvienais metais už tikėjimą nužudomi Šiaurės Afrikoje ir Vakarų Azijoje ir net pačioje Azijoje. Tai yra vienas būdas tą solidarumą išreikšti, bendruomeniškumą, kuris yra krikščioniško gyvenimo būdo esminis bruožas ir kuris išreiškia Jėzaus svajonę, kad šie mokiniai susiburs, vieni kitus palaikys ir tuo masalu, Dievo žodžiu pritrauks kitus prie savęs, tas reiškia prie Jėzaus Kristaus.